Sveiki, draugai! Tai šį kartą sveikinamės po ilgesnės pertraukos ir šį kartą esu tokiam gražiam miške ir šiandien keliausim į vieną pelkę. Ten tokia sala yra ir ten apsistosim per naktį. Kažką pasigaminsim iš gamtos, uogų ar grybų susirasim ir pastovyklausim. Kaip man seksis, kviečiu žiūrėti, bet prieš tai galit paspausti laiką. Ačiū įmonei Traidenis ir Freediving LT. Ačiū kontribistams. Beje, kontribistams kitą savaitę pasirodys toks specialus turinys apie batus. Ačiū visiems komentuojantiems, paspaudžiam laiką ir keliaujam į nuotykius gamtoje. Laukiniai obuoliukai. Reikia pasiimti kelis. Obuoliukai gerai labai troškulį nuima. Nu jau 5 obuolius suvalgiau, tai kaip ir privalgiau. Galiu ramiai keliauti. O, dar žirnių matau yra. Visai dideli žirniai. Nu, biškai jau pernokė, nebėra tokios saldus. Bet dar valgom visai. Rugpjūtis yra pats geriausias, turbūt, mėnesis Lietuvoje išgyvent gamtoj, visiškai be maisto. Ir uogų daug, ir grybų visokių. Ir šiaip oras pakankamai neblogas, šiltas. Noriu susirasti gauromečių, kad galėčiau pasigaminti arbatą. Gauromečių niekur nerandu čia. Čia va tokie įdomus augaliukai yra. Aš apie juos papasakosiu istoriją. Žodžiu, čia yra kraujažolės. Mano pats pirmas atlyginimas arba uždarbis buvo būtent renkant kraujažolės, išdžiovinant ir atiduodant kaip vaistažolės. Man buvo gal kokie 6 metai. Aš atsimenu, pasėmiau dalgį į drobulę ir pripjoviau tų kraujažolių, nežinau, pilną drobulę, turbūt kokią, jeigu turi žiūrėti 1 kvadratinį, kokį 1 kubinį metrą. Ir išdžiovinau ir atsimenu, pas mus mokykloj supirkdavo tas vaistažolės ir gavau berods ar 5 rublius arba 3 rublius, neprisimenu. Bet kaip ekvivalentas, tarkim, ką aš pirkdavau vaikas būdamas, tai meškerė kainavo 5 rubliai. O šiaip, kalbant apie šitas kraujažolės, tai atsimenu, mano močiutė susidauždavo arba kokią nors kirstinę žaizdą, arba tiesiog kur žaizdą, kur bėga kraujas, arba sutinimas. Tai va visada lapelį paimdavo, susmulkindavo su peiliu ir uždėdavo ant žaizdos ir aptverdavo. Tai va pagrindinis toks kaip gydymo būdas. Dabar dar kažkur skaičiau, nežinau kiek tai tiesos, berods gal Delfyje skaičiau, kad kažkokias visuomenės sveikatos darbuotojas sako, kad labai gerai padeda nuo uodų. Aišku, dabar negeriausias metas yra pasibandyti, bet pasimsim kelis, reiškia, tuos stiebelius, pasikabinsim prie hamako ir pažiūrėsim, koks tas poveikis yra. O va, koks gražus augalas. Va, senai buvau matęs, natūraliai gamtoje, tai yra vienas iš pavojingiausių, nuodingiausių augalų, kurpelė. Nuo žodžio kurpė. Rašoma, kad jų net antgalius tepdavo, kai medžiotojai medžiodavo. Jeigu sultis užsitiekšia ant rankos, tai iškils pūslės. Panašiai kaip turbūt Sosnovskio barštis. Kadangi aš kaime augau, ant šieno miegodavau, tokie malonus prisiminimai nuo to šieno. Kaip ten vaikai mes trypdavom, po to guolius gamindavom ir miegodavom per naktį. Tai tas toks kvapas primena vaikystę. Neradau gauromečių, kilometrų praėjau čia, tokia pamiškė. Tai dabar lysim į mišką. Čia toks šlapias miškas turėtų būti, bet gal kaip nors praeisiu. Bandau ieškoti grybų, bet kol kas nesėkmingai. Toks va senas miškas. Šiaurė čia praknisinėta, bet matos irgi daug visokių akmenų, tai matyt sodyba irgi buvus.
kažkada. Bet va, gal iš tikrųjų uodai nekanda, viens įkando ir viskas. O kol kas nesulaukiu. Tai bandysim kažkaip dabar link sausumos išlyst labiau. Dar viena nuodinga uoga, tai vilkogė. Graži mėlynė tokia atrodo. Varnauogė. Nėra labai išskaniuoji, bet toks neblogas kistukas. Na, va, pirmieji vaivorai. Reiks jų prisirinkti, kad turėčiau aš jų valgymui. O, koks gailių kvapas, kai sužuostumėt. Tai šitos vaivorus neveltui vadina girtuoklėm, kadangi jie gyvena kartu. O šitie gailiai, lietuviški rododendronai, tai tuos gailius seniau nuo kandžių naudodavau. Kai būdavau mažas, žiauriai daug apsiuosdavau, tai irgi galvas skaudėdavo, pykindavau. Va, 10 minučių ir turiu. Nusprendžiau pasičiaut kojines. Šiek tiek sušlapau, tai eisiu dabar basom kojom. Nu, prisirinkom uogų, dabar keliausim toliau link pelkės. Dar grybų būtų gerai rasti. Nu, dabar svarbu ant gyvatės neužlipt kokios, basom einam. Šiaip koja labai daug nesmunga, galėčiau su batais dar eit. Nes po to, kai daug praeini, čia ir gailiai, ir viržiai, tai po to jie subado kojas, tai po to vėl būna kitas dalykas, tai labai peršti. Batus apsimoviau kaip tyčia, nebenoriu nusimauti aš, bet neaišku, praėjimą nematau gero. Žvėris kažkaip praeina, matau, bet jie be batų, tai jiems bepigu. Kiminai gražus. Nu, gal praeisiu, ten kažkur dar matau vietų išlapė yra, bet praėjau tuos kemsynus. Tai principas paprastas. Svarbiausia, dedi koją, kur medžiai nuvirti ir tikės, kad nepaslys. Kažko vieną koją peršti ranką, jau čia išsidūriau kažkur. Galvoju, kas man tą koją griaužia. O pasirodo skrusdelių mažyčių. Eina savo. Kaip sukandžiojo. Aš galvoju, kad kažkur įsidilginau. Čia buvo gal 1 ar 2. Šitų tai jau žiauriai nemėgstu. Ai, kaip skaniai. Nu ką, pakentėti reikės. Kadangi einam į aukštapelkę, tai va dabar toks paaukštėjimas ir bus pelkė netoli. Va, lendam lauk. Nu, eisim kažkur ten toliau įsitaisyti. Tik dar neaiškai praeisiu, nes pilna vandens, net keista, čia va įėjus jau yra gan nemažai, jau ten toliau tik daugės to vandens. Bet kaip nors gal dabrisiu. Pelkė pirma kliūtis. Nežinau, kaip aš čia tik praeisiu. Ten vienoje vietoje gal rasiu praėjimą. Su kitų negaliu neperšaukti. Kuprinę man persimest. O, liuks sugalvojau, nes čia būčiau turbūt pražuvęs. Pagaliau pilna. Reikia žiūrėti, kur kojas dėti. Jo, čia per viržius, tai įtariu kojas jau rytoj jausis arba šį vakarą prieš užmiegant. Nes tie viržiai tokie smulkus, jie labai braižo odą kojos. Priekį, kur krūmeliai tokie yra, tai man ten reiks ateiti. Fantastika. Fantastika. Va,
koks grožis. Va. O bandysiu eiti va ten kažkur įsikurt. Susiras kur hamaką pasitaisyt. Na, fantastika. Va. Čia ir liuliuoja dar normaliai. Va, kokia salelė su berželiais. Gražu, vakarėje, pelkė super. Taip viliojo mane iššokti tą vandenį. Nežinau, matyt, reikia gal ir iššokti. Kaip ten sakoma, žemaičiai nesiprausia, nes netingi pasikasyti. Tai va, gal būsiu ne žemaitis ir išsimaudysiu, kad nereiktų naktį kasytis ir dirbti. O, nėra šilts vanduo labai. Nu, nėra labai šilts vanduo. Paviršių tai gerai šiltas, bet toliau, kai pasimaišo, tai šaltokas. O, gerai įsimaudžiau. Tik tai musės pradėjo vėl pult nuo išsimaudimų. Ir panašu, kad gal moškių bus. O aš kaip tyčia savo kraujažolės palikau, kai uogas rinkau. Tai nežinau dabar. Gal nelabai stipriai kas, gal pasislėpsiu kažkaip. Turiu tinkliuką, bet tas tinkliukas toks nuo moškių nelabai saugo. Nu, tikėkimės, kad viskas bus gerai. O, gražiai saulė leidžias po truputį. Gert kaip ir nenoriu. Valgyt vėl nelabai. Nežinau, gal rytoj pasilikt man viską atsikelt. Vis tik rytoj anksti turbūt kelsiuos. Turiu dar 3 obuoliukus. Tai matyt reiks juos ir suvalgyt vakarieniai. Tokie kaimiški. Macnus. Tik 10 valandų jau temsta. Nu, jo sutrumpėja dienos. Nu, obuoliai rūgštokie, bet tuo pačiu gaivina. Lendu į miegmaišį, kol neatšalo kojos. Pasimatysim po kelių sekundžių. Nežinau, va girdas, bet va vilka kauka naktį. Tik nežinau, kiek yra šis garsa. Jau norėjau atsistojęs pašvilpot, kad neitų prie manęs. Bet nutilo dabar. Kažkur vilka nuėjo toliau. Pradžio vienam šuonį kaukė, dabar kitam šuonį. Bet jau dabar norėjom 5 ryto jau. Jau švist pradėstų jau, bet labai didelis rūks ir tai niek nesimato. Labas rytas. Jau saulė lenda, reikia keltis. Dar kažkam nufotografuosiu gražaus. Nu ir naktis buvo. Pradžioj buvo labai tylu, į kokių 3 nakties, net keista buvo, nuo 3 vilkai, po to gervės, po to čia keli paukščiai nusileido tą ežeriuką, nu žodžiu davė džiazą. Nu bet ką darys, gamtoj taip jau būna. Turbūt netgi smagiau miegot, kažkokie nauji potyriai, kai vilkai šalia kaukia.
Rūko nebėra, saulė pasislėpus debesyse. Kažkur lėktuvas skrenda už. Na, einu turbūt, nežinau, pusryčius dar nelabai norėčiau valgyti, bet jau čia reikia pasigaminti, galėsiu į toliau pasivaikščioti. Mažai vaikšto basom kojom, tai biški jaučias. O po biški saulė lenda, tai ryškėja vaizdai. Nu ką, mus tiek reikia eit gaminti pusryčius. Ką daugiau čia sugalvosiu tokiu laiku. Kepsim blynus su milinėm, vaivorais ir bruknėm. Na, tarkim, čia nieko nėra. Šitam vandenį vis tiek blynus kepsiu sudeginsiu viską, jeigu ir kas bus. Miltus. Šį kartą šaukštą normalaus neturiu, tokį turiu, draugas kažkada išdrožė. Nu, bus tokie, kaip aš vadinu, bagų blynai. Ko nieko nededu išskyrus vandenį ir miltus. Ma velnis. Kodėl man čia nenori degžė žirbo tai? O ko čia nedega? Tai ko man su to nenori užsidegti? Gal vienam blynui ir užteks dujų. Kaip aš nenoriu keptuviai versti labai stipriai nesalėjus visas. Visi taukai man iškris. Kito kelio čia fers nėra, kaip į orą mest. Gavos nelabai sąmonė. Keptuvė mano pritraukė. Nu, suvalgysim kad ir tokius. Na, kas tai keptuvė čia mano pasidarė taip. Prikibęs. Negi ne vieną blyną neiškepsiu normalaus. Reik pasidėti pagalį kitaip. Kitaip šiknas sušlaps čia tam. Nuogų vakar nepatingėjau, prisirinkau. Tai bus jau superiniai pusryčiai. Nu, forma blynų nesigavo. Tai jau čia nieko nepadarysi. Svarbu, kad būtų, ką nors valgyti. Nu, iš kur atsirado tų skruzdėlių raudonųjų. O čia baisiausia ir yra. Kad kur aukštesnė vieta, pelkėj, sausesnė, tai ten tų raudonųjų skruzdėlių pilna būna. Buvau sumislinės lietinius daryti, bet su uogom viduj, bet be šansų tokia keptuvė. Tyti jau yra pasibaigęs amžius. Ubago blynai ne tik kad be formos, ne tik kad be nieko, bet ir dar sutežę. Nu, bet skrandis akių neturi. Galvoju bus rūgštesnės uogos, bet šiaip visai gerai. Milinių biškiai yra. Skaniai užkandau. 7:30. Nu, turbūt reiks po biškį judėti. Bet čia nakt vilkai mane tai nustebino iš tikrųjų. Aš buvau čia kažkada buvęs,
prieš kokius, nežinau, 7 metus. Tai irgi variau fotografuoti naktį, tai irgi ūbavo, atrodo, kad šalia visai. O šį kartą kažkaip daugiau loju, mažiau ūbavo. Tai kiek suprantu, gal vilkiukai, nors ten vilkai viens kitą turbūt jie bendrauja ir neūbaudami, ir lojodami turbūt. Inkšdami gal. Jo, bet buvo taip įspūdinga. Tai vienu metu jau galvoju, kažką reikia daryti, ar rėkti, ar kažką, kad jei galvoja čia prieis kokie 8, ką aš darysiu. Bet galvoju, yra stovas šalia fotografavimo, tai galvoju, su to stovu pradėsiu musikuoti. Nes ir prožektorių pasilikau kuprinį šiek tiek toliau ir peilis, galvoju, bet ką aš su peiliu tą vilkam. Čia filmuose gali su peiliu kažką padaryti. Žodžiu. Smagi tokia patirtis. Naktį šiek tiek buvo šalta, visoka, kai pakilo rūkas. Bet jau rugpjūčio mėnesį čia pastojo drėgmė. Hamaks geras dalyks, bet problema sonau, kad vėsesnis oras ir šilom išgaraun per apačią. Tai jau turi kažką pasiklot. Aš šį kartą buvau pasimės palapinsiausti. Bet ta palapinsiaus irgi slidinėja. Nėra aš patogiuoju, bet vis tiek. Dar turėjau kaip tik pasidėjęs pašikniuką. Tai jau šitas gerai, jau šilumą laiko jaus. Jau iš tikrųjų rugpjūtis, jau vėsesnis naktis. Tai jau reiks traukti turbūt ir miegmaišį šiltesnį. Ir kilimėlius reiks pradėti nešiotis, nes dabar paskutinį metą nesinešiodavau. Viską apsitvarkėm, daiktus susidėjom. Ką, keliaujam po truputį. Pusę pelkės gal praėjau. Dar nemažai liko, baisiai sunku eiti. Nes daug vandens, kojas munka. Vietam, kol ištraukiu net. Kelis kars iki kelio įsmukau. Kaip ant žodžio įsmukau. Čia būdavo grybų kažkada, bet matyt lepšių dar nelaikas. Užmyniau ant šakalių. Ar nulaužto, ar nupjauto. Tai toliau yra miškas ir baigsiu, jau šoksiu batus. Tikiuosi takoju nieko normaliai. Tik ant odos. Koinės išdžiuvo nuo vakar. Bet purvinos baisiai kojos. Tai vakar, kol iššilau kojas, miegmaišį žiauriai ilgai. Matyt, vandenį išmirko. Po to neėjo sušildyti. Gal tai vidurnaktį. Ta prasme, gal tik tai kokią 3, kai vilkai pažadina. Arba man adrenalinas užkilo ir nupumpavo man širdis kraujo daugiau. Kaip gerai batai. Atrodo, vaikštai basom sunkiai, bet pasimė apsimauni batus, atrodo kosmosas, vėl lengvos kojos, viską. Jo, geras išradimas. Keliauju toliau. Baravykas rimtesnis. Išlindau jau iš miško. Taip mano žygis kaip ir į pabaigą. Dabar eisiu per pievą, tai nieko nebefilmuosiu. Tai ačiū draugai, kad buvot. Tai jeigu patiko video, paspauskit laiką. Galit suprenumeruoti. Kas norit prisidėti prie turinio rėmimo, galit padaryti per Contribui platformą, video aprašyme yra nuoroda. Ir susitiksim Lietuvos gamtoj. Ate.